Labukas, noriu su tavim pasidalinti tokia psichologinė technika, tokia kaip ir žaidimo forma, bet atsakinėti reikia labai sąžiningai savo ir jinai parodo, ko tu iš tikrųjų nori, bet to savo gal kartais nepripažįsti, kaip tu save matai arba kaip tu savęs nenori matyti ir netgi tavo tokį kaip ir tikslą. Tai jeigu iki čia dažiūrėjai, tai sveikinu. Važiuojam toliau. Užsimerk. Čia svarbu, susiras kažkokią tai tokią vietą, užmerk akis. Užmerk. Užmerk. Pakvėpuok. Ir dabar įsivaizduok, kad išnyksta visos sienos. Tu, dabartinė, visos ribos. Dabartinė tu eini per tokią, kaip dykumą, kur nėra nei sienų, nei lubų. Ir tu esi toj erdvėj. Ir prieš tave pasirodo moteriška figūra. Tai tu dabar susikaupk. Užsimerkus vis dar būk ir įsivaizduok, kas tai per figūra. Kaip tu matai tą moterį, kokios mintys kyla ją pamačius, gal kažkokie jausmai kyla, viską užfiksuok, palaikyk, pagalvok, užfiksuok ir paleisk. Viskas. Tas tavo vaizdinys išnyko, tu eini toliau. Eini toliau, prieš tave atsiranda dar viena moteriška figūra. Kokia ji? Kaip ji atrodo? Kaip tu jautiesi? Kai tu ją matai? Kokias tau emocijas sukelia? Kas tau joje patinka? Pagalvok, užfiksuok ir paleisk. Šito vaizdinio jau irgi nėra. Ir dabar tu vis dar ten, to neapibrėžtoje erdvėje. Ir dabar prieš tave pasirodo trečia moteriška figūra. Matai, taip? Ką jauti? Kaip jautiesi? Ką matai? Kokia ji? Ar tau jinai patinka? Ar jinai tokia, kokia tu norėtum matyti? Ar viskas gerai? Ir dabar šitoj vietoj stop, labai svarbus akcentas. Šita moteriška figūra trečia, rankoj laiko daiktą. Daiktą. Tai pasižiūrėk, kas tai per daiktas. Kokią jis reikšmę tau turi. Kodėl jis tenai? Ar tave nustebino tai, ką jį ten laiko? Užfiksavai? Viskas, paleisk. Viskas. Viską įsidėmėjai. Skaičiuoju nuo 3 iki 2. 3, 2. Atsimerk. Tai va toks mini testukas ir dabar šito testo interpretacija. Tai pirmoji moteriška figūra, esybė, kurią tu pamatei, esi tu
tokia, kokia tu pasąmoniai iš tikrųjų nori būti. Gal tau ir nepatinka šitas atsakymas, gal tavęs įstebina, gal tu šito savo nepripažįsti, bet pasąmoniai pirma sutikta moteris esi tu tokia, kokia tu nori būti. Antroji moteriška figūra yra ta moteris, kurią mato aplinkiniai. Ta prasme, taip mato tave aplinkiniai, taip tave priima aplinka. Ir trečia moteris, esi tu dabartyje. Ir tai, ką tu laikai savo rankose, trečiam vaizdiny, yra tavo tikslas. Tavo priemonė, tavo gyvenimo kelio priemonė ir priemonė tavo tikslui pasiekti. Tai pagalvok apie tai ir gali parašyti komentaruose, ar tave nustebino, ar tikėjaisi to, ką pamatėjai. Ir tarkim, savo galiu patirtim pasidalint, kad mane žiauriai nustebino, nes ta pirma moterį, kurią pamačiau, tai buvo kaip, ta prasme, sunku tą pripažinti, bet buvo tikrai ta, kuria aš giliai širdį noriu būti. Tai va, toks testukas. Iki.